Linai žydėjo dangumi, dangus linais kvepėjo. Jaučiaus kaip niekad žmogumi, krūtinėje širdis tuksėjo. Ir buvo liūdna ir baisu. Žiūrėkit, aš dar gyvas, imu ir ryteliu balsu. Aš gyvas žmonės gyvas. Nustebo minios, tai kvailys. Amerika atrado. Žiūrėjau tiesiai į akis. Visi neteko žado. Nuleisk akis, tik nežiūrėk. Tik nežiūrėk tabu. Geriau kvaily, tylėk, tylėk. Tik apsimeski gyvu. Linai žydėjo dangumi, dangus linais kvepėjo. Jaučiaus kaip niekad žmogumi, krūtinėje širdis stuksėjo. Labą dieną visiems, visiems čia atėjusiems. Dievai šiandieną mums palankus, atsiuntė gerą orą. Čia susirinkome dėl vienos, ne dėl vienos, dėl kelių priežasčių. Bet viena iš priežasčių, kodėl čia mes stovime, todėl, kad žinome, kad yra pas mus bandymas gręžti mūsų žemę. Mūsų žemė, kuri mums yra brangi. Čia atėję žmonės, aš manau, tie, kurie myli šitą žemę, kurie trokšta, kad šitoje žemėje gyventume mes patys ir mūsų vaikai. Iš istorijos mes žinome, kad yra piliakalniai. Piliakalniai. Tai vietos, kuriuose stovėjo mūsų pilis. Šalia jų buvo gyvenvietės. Kai priešas puldavo, visi gyventojai sueidavo į pilį ir gindavos. Iš piliakalnio, žodžio iš pilies, atėjo žodis piliečiai. Štai čia jūs ir esate tie piliečiai, kurie šiandieną ginate. Šiandieną pilis yra Žemaitija. Šiandieną pilis yra Lietuva. Čia jūs stovite, čia jūs esate. Jūs esate pilies gynėjai. Mėlieji, kovos sesės, broliai, geri žmonės, visi čia susirinkę. Šiandien daugelio pasaulio vietų skamba ryžtingas ne hidrauliniam uolinių ardymui. Technologija, kuri jau negalimai grėsminga, kaip mes dar galvojame ir ko bijome, bet jau yra konkretus rezultatai. Verkianti, kraujuojantis Ekvadoras, Brazilijos įlankos gamta, Ukraina, Kazachstanas, kaimynai Lenkai. O ir mes jau jaučiam pasiekmes. Juk būtent su mumis, su šios žemės šeimininkais, ypač su žemaičiais, jie nenorėjo skaitytis ir stengiasi tik bent jau tai primityviai veiklai
tyrimams išgauti parašą apgavystėmis ir klasta. Taigi technologija, jinai baisi yra ir visi žmonės, ar bent dauguma žmonių sako, ja ne. Šiandien taip pat galima jau drąsiai sakyti, yra metai, kaip Žemaitijoje prieš tą technologiją kilo pasipriešinimas. Deja, Ševronas niekur visai nepasitraukė, jis kaip pats pareiškė, tik iš konkurso pasitraukė. Jisai lieka Lietuvoje ir kaip pabrėžė, toliau tęs veiklą Rietavo plote. Tai yra tame plote, į kurį patenka didelė dalis Šilutės rajono ir taip pat Tauragės rajono. Taigi mes ir toliau turime būti budrus. Ta užuomazga judėjimo irgi dar daug vilčių mums neteikia. Gerai tik tiek, kad žmonės suprato ir tas judėjimas plečiasi. Gerai tai, kad šitas judėjimas jau yra priimtinas ir kitų žmonių, ir kiti judėjimai kviečia arba glaudžiasi į būrį. Ir mes visi turime dar labiau susitelkti, nes niekas per daug nepasikeitė, sąlygos nepagerėjo. Turime tą pačią prezidentę, kuri plačiai atvėrė vartus Ševronui, bet iki šiol nesugebėjo susitikti su žmonėmis, net nesugebėjo pravažiuoti galbūt 100–100 kilometrų, pabūti regione, kad suprastų, o dėl kogi mes čia pergyvenam, kasgi mes čia tokie esam. Ar čia iš tikrųjų yra tik tai kokie tai tvarteliai, ar čia kokie tai aborigenai gyvena, su kuriais nėra būtina bendrauti. Svarbu, gyrė Europą, gyrė Ameriką ir taip toliau. Lygiai tas pats yra su vyriausybė, kurios vadovas kol kas irgi kaip siroklis berželis pagal kelią. Tai kartais sako, kad prieš žmonių valią nieko nedarys, tai iš tikrųjų buvo daromi priimdinėjami įstatymai, labai palankus. Todėl mes nežinome iš tikrųjų, ko galima tikėtis, jau labiau, kad likta premjeras jau verkšlena, kad vėl galbūt puls ant kelių ir kvies tą patį Ševroną atgal. Neaiški situacija yra su Seimu, kuris pademonstravo gegužės 30 iš vis savo silpnąją valią silpnumą. Jeigu per vieną naktį sugebėjo tam tikros jėgos išblaškyti Seimą ir buvo priimta ta niekinga paliuko pataisa, kur jinai skamba, palikti žemės gelmėse galima neribotą kiekį nuodingo skysčio. Net ir didieji mūsų priešai, kada paklausė išjungus mikrofoną, ar tu jauna žurnalistė supranti šitą, sako, taip, suprantu, kad tai bėda ir aš jums, reiškia, jūs užjaučiu ir pritariu jūsų pasipriešinimui. Ir turime daugiau bėdų, o ir mes patys dar nesam galbūt visai susivokę šitam pavojuje. Ir iš tikrųjų, kaip Rimas sakė, mes mylime tą žemę, bet ta meilė mūsų ant tiek yra didelė, kad net ir šiandien daugelį neišleido išeiti iš savo ūkių, nes reikia dar pabaigti darbus ir taip toliau. Tai yra geras dalykas, ta meilė žemėje. Bet mes čia esantis, kad ir gal negausus būrys, turime stengtis šitą nepasitenkinimą į tą grėsmę tos technologijos kleisti kaip galima plačiau. Nes iš tikrųjų šitas pavojus tvyro virš mūsų šalies. Ir turime būti budrus ir turime telktis. Reikia galvoti, o kaip informacija, kad jinai patektų į kiekvieną trobą. Internetu mes tie, kurie naudojamės, dar girdim, bet yra labai daug trobelių, kur informacija šitą nepatenka. Todėl žmonės kartais ir nežino. Ir to nežinojimo naudojasi. Nes būtent šita kompanija atėjo su labai negerais ketinimais ir jos pagrindinis tikslas tai yra pelno gavimas. Ir tam jie naudoja lėšas tam, kad papirkti aplinkosaugininkus, valdininkus, kad tik tai neinvestuoti į sudėtingą technologiją, nes tai yra ženkliai brangiau. Būtent Ševronas su rusais vykdo pakankamai sudėtingus projektus. Ir vienas iš jų tai yra Kaspijos dujotiekio tiesimas, į kurį jau Ševronas yra investavęs virš 2 milijardų ir dabar įsipareigojo iki 16 metų dar virš 5 milijardų investuoti. Taigi šitie du drakonai paprasčiausiai naudojasi mūsų teritoriją. Amerikiečiai čia atėjo tam, kad rusus paerzinti, kad mes čia kiek įtakosim. Rusai nenori mūsų atiduoti, jie nori būti čia turėti savo įtaką. Jie pasiūlė Ševronai žymiai geresnės sąlygas savo teritorijai. Prašau, jūs ten eikit, naudokitės ir gaukite tą pelną, kuriams reikia, o mes to tarpu bandysime čia dar lietuvius kažkaip tai įtakoti, gal ir tas dujas, kad brangiau iš mūsų kur taip toliau. Vienu žodžiu, kaip ir buvo Ribbentropo paktai, taip ir toliau yra su mūsų valstybė nesiskaitoma. O nesiskaitoma todėl, kad pas mus nėra rimtos ir tvirtos valdžios. O yra tik tai ydinga politinė sistema.
Ir šitas ydingumas pasireiškia jau iš pat žemiausių vietų, tai yra iš savivaldos. Mes neturim savivaldos, mes turime paprasčiausią ir primityvę vietvaldą, kur nesiskaitama su žmonėm. Prieš rinkimus paleidžiamas burbulas daug ką priešdama, kai reikia yra nedaroma. Todėl apart pasipriešinimo technologijom mes turime galvoti, o kaipgi įtakoti, kad mūsų valdžia būtų ženkliai stipresnė, kad vietos žmonių balsas būtų girdimas kaip galima daugiau, kad mes turėtumėm ženkliai didesnį įtaką sprendžiant savo valstybės klausimus. Hidrauliniam uolienų ardymui. Ir dar kartą, ne! Hidrauliniam uolienų ardymui. Bet kada mes užteršim vandenį, tai bus visiems laikams sugadinta Lietuvos didelė dalis teritorijos. Na, kaip čia sako jie ten argumentai, ekonominė nepriklausomybė, energetinė nepriklausomybė, ekonominiai interesai, bet ar mes galėsim paaiškinti ateities kartoms, kad mes, čia vat yra geras plakatas, kuomet jie neturės žemės, kad galėtų joje ūkininkauti oro, kurio galėtų kvėpuoti ir vandens, kurį galėtų gerti, ir jiems galės paaiškinti, kad mes sprendėm kažkokias energetinės nepriklausomybės klausimus. Tai yra absoliuti nesąmonė. Arba, pavyzdžiui, irgi tų žmonių mąstymas, tiesiog vertybiniai prioritetai. Jie patys pripažįsta, toks bankininkas Vasiliauskas, kad jų pasaulyje nėra moralės ir etikos dimensijos. Jie nežino, kas tai yra. Jų pagrindinis dalykas pinigai. Bet irgi, kaip indienai sakė, ar tie žmonės turbūt tik tada supras, kai nebeturės irgi užterš vandenį, užterš orą, ir jie supras, kad pinigai nėra valgomi. Kalba apie kažkokias technologijas, progresą, darbo jėgas, bet ar tai yra galima vadinti progresu, bet kažkodėl žmonės vadina vandalizmų, barbarizmų dalykus, kada jie griauna žmogaus sukurtas kažkokias, tai sugriauna šventyklą, sugriauna namą, sugriauna miestą, vadina vandalizmu. Bet kada žmogus pats griauna tai, kas ne jo sukurta, kas yra milijoną kartų tobuliau, kada naikina aplinką, gamtą, tai yra Dievo sukurtus dalykus, jis tai vadina kažkodėl tai progresu. Tiesiog mes niekur nedingsim ir nieko mes negalim padaryti, jeigu mes neatversim savo mąstymą atvirkščiai, kada tai yra dabar kažkas mūsų visuomenė yra viskas atversta. Mes turime atsistoti nuo galvos ant kojų. Tai yra vertybės, pamatyti tai, kas yra iš tikro vertinga. O paprastai tas, kas yra vertingiausia, yra neįkainuojama pinigais. Tai yra ir ta pati problema šitą grėsmė iškils bet kuriam Lietuvos gyventojui. Tai aš manau, tai yra ne Šilutės problema, čia visos Lietuvos problema. Ir mes visi turim kalbėti šito klausimu. Prieš dvi čia buvo Jurbarke, tas mūsų Jurbarko taryba rajonų, nubalsavo vienbalsiai, kad nebūtų, reiškia, kad nebūtų mūsų rajonės ševronų dujų, kad neieškotų ten. Ir matome, ir šiandieną čia yra mūsų tarybos narių ir tikimės, kad jie irgi šitas klausimas bus svarstamas tarybos posėdėje. Ir žinant daugumos nuomonę, jie yra irgi už tai, kad nebūtų draskoma, plėšoma hidrauliniu būdu technologija mūsų žemė. Turbūt visi girdėjote, kad yra tokia didelė lenta Skalūnai Info pastatyta prie autostrados. Ir Jakilaitis pasikvietęs Joną ir ten su ponu tokiu žurnalistu Bačiuliu šiek tiek terrorizuodami, jiem uždavė tokį klausimą, sako, ten stovi tokia lenta, ją rusai pastatė, Gazpromas finansavo, ir kai Jakilaitis išėjo, aš tada tuo metu irgi buvau su Jonu, jį vežiojau, aš paklausiau, aš jam tiesiog pasakiau, sakau, aš žinau, kas pastatė, aš galiu pavardės pasakyti visą kitą, Bačiulis iš karto puolė užsirašyti, jis užsirašė, ir Jakilaitis prižadėjo, kad leis pasakyti, reiškia pasisakyti žmonėm, kurie ją pastatė, kad pakvies į laidą, kad gautų tie žmonės galimybę atsakyti. Ir jis šito pažado neišlaikė.
Jisai, nors su juo buvo ir susiskambinta, ir jisai tęsė, sakė, leisiu, bet taip gavosi, kad neleido. Taip, kad kokį žurnalistą turime, poną Edmundą Jakilaitį. Dabar, prašau, Gintarai, tark žodį Šilutiškiam ir visiems kitiems. Ačiū, Rimai. Tai va, jisai kalbėjo ir nepabaigė pasakyti, kad tie gazpromininkai, kurie pastatė šitą lentą, tai aš ir Stanislavas, o šitas kur su būgnu. O, koks baisus Gazpromo agentas. Žodžiu, mes už savo pinigus pastatėm ir labai nebrangiai kainavo. Žodžiu, labai noriu padėkoti žemaičiam, žygaičiam, visiems doriem Lietuvos žmonėm, kurie stojo kurti švarę ir sąmoningą Lietuvą. Matau daug gražaus jaunimo. Geras ženklas. Erelis, jūrinis. Ir jam tos varnos, kurios apie jį sukiojasi, nebaisios. Kaip ir mum nebaisus jokie ševronai ir panašus monstrai, kadangi prieš Lietuvos dvasią neatsilaikys niekas. Dėl to kai kuriem politikam, kurie dabar verkšlena, kad išėjo investicijos ir jie nesuvokia, kodėl išėjo. Dėl to išėjo, kad buvo tokia žmonių valia. Vakar gavau Lietuvos natūralaus mineralinio vandens gamintojų asociaciją. Tai visų neskaitysiu, šitą perskaitysiu, kadangi jinai pati šviežiausia. Skalūno angliavandenilių išgavimas hidraulinio oleno ardymo metodu – tai beprecedentinis žemės gelmių niokojimas ir požeminių vandenų užnuodijimas. Leidimas vykdyti tokią veiklą tiesiogiai nutaikytas ne tik į mūsų verslo sunaikinimą, bet ir į žmonių teisę į švarią bei sveiką aplinką. Kadangi skalūno angliavandenilių tyrimas ir naudojimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsniui ir gresia brangiausio Lietuvos turto gerimo vandens užteršimu, reikalaujame uždrausti šio metodo naudojimą Lietuvos teritorijoje ir skubiai sustabdyti visus su šia veikla susijusius darbus. Tai iš tokia rezoliucija. Ir kaip mums bando sakyti, kad kažkokie verslininkai, pramonininkai yra blogi, tai yra skaldymas tautos. Visi žmonės savo gelmėje yra geri. Paduokime jiem ranką ir tiem suklydusiam. Galime pasidžiaugti, kad Prancūzijos konstitucinis teismas priėmė galutinį sprendimą ir ši technologija uždrausta naudoti Prancūzijoje visiškai. Vakar išvijo rumūnai ševroną iš Rumunijos. Ševronas iš Rumunijos pasitraukė. Kanadoje vyksta didžiulis pasipriešinimas. Kanados vietiniai gyventojai, indienai, susirėmė su policija ir netgi buvo pasitelkta armija. Jie užstoja kelią. Žodžiu, visam pasaulyje kyla judėjimas. Tai yra pasaulinis judėjimas. Už Žemaitiją, už Lietuvą, už motiną žemę. Žodžiu, dabar yra tokia situacija, mėlėjai. Šiuose rūmuose bus sprendžiamas jūsų ir daugelio rajono gyventojų likimas. Tvirtai tikiu, kad žmonės susivoks ir tarybos nariai priims tokius sprendimus kaip Jurbarkas ir Tauragė. Žodžiu, bendraukime, kalbėkime su tai žmonėms. Nesvarbu, kas jie buvo vakar, kaip jie galvojo. Yra svarbu, kokie jie ir kokie mes esame šiandien. Kadangi jau susirinkome, tai siūlau, kad priimtumėm tokią rezoliuciją, panašiai kaip verslo, ekologinio ūkio asociacijos. Paprasti žodžiai, kad rezoliucija būtų trumpa. Tokia gal. Kadangi skalūninių angliavandenilių tyrimas ir naudojimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, reikalaujame susijusius darbus. Taip? Taip. Ačiū. Aplodismentai skaitome, kad priimta. Meilę pražudė
sausio vandens. Žmonės vėl atsibus mėnesienoj. Tėvynė mūsų, kur didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, tas stiprybės semia, tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegu saulė Lietuvos tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė Ar dainuosim, ar gėdosim, kas norite, galite prisijungti. Žadinsim visus kitus, kurie šiandieną yra namuose. Ačiū visiems. O dabar prašom visiems ir kiekvienam prieiti prie varpo ir pažadinti tautą, pažadinti miegančius. Žmonės, pabuskite. Žmonės, kelkite. Žmonės.
šviesa ir tie